Tai sveiki, Rasa. Sveiki, Raimondas. Malonu. Ką atstovauja? Atstovauju Latvijos kompaniją 230 LV. Čia tėvų pirkinys apie tai konferenciją kalbėti. Supratau. Sakykit, kaip jums visa pradžia renginio? Pakankamai sklandžiai, kai tiek daug žmonių, 400 žmonių, tai sakyčiau, kad tas pasidalinės problemų nėra. Tai be to, kad viskas užpakalis sėdėti, viskas buvo gerai. O kas patinka savo, kas nepatinka? Kas patinka, kas nepatinka? Iš principo viskas kol kas gerai. Nu, pažiūrėsim, kaip toliau tęsis pranešimai įdomus, kavos pertraukėlė buvo, žmonės pakankamai harmoniškai nusiteikia, tai kol kas didelių priekaištų nėra. Žiūrėsim, kaip toliau tęsis. Sakykit, kokie buvo lūkesčiai ateinant čia? Turbūt daugiau pasitikti žmonės, su kuriais netaip dažnai gali susitikti iš skirtingų sričių, kai kurios pažįsti, kai kuriais susipažinsi, tik tais truputėlį išlysti iš savo kelto ir pažiūrėti į skirtingus tos, sakykime, aspektus, dalykus, su kuriais nesusiduri kiekvieną dieną, bet apie kurios norisi išgirsti ir galbūt savo veikloj pritaikyti kažkiek. Tie dalykai daugiausiai. Pakankamai koncentruoti vienoje dienoje, pakankamai daug skirtingų temų ir įmonių, nuo veikiančių įmonių iki konsultantų, įvairių paslaugų teikėjų. Tai turbūt tai. Informacijos tiesiog. Informacijos, tai bendras ir socialinis renginys, ir to pačiu informacinis ir tokios vienokios ar kitos savišvietos, kad pas daugiau sužinotum arba prisimintum seniai visi užmiršęs. O sakykit, kokia apskritai yra jūsų nuomonė apie elektroninę komerciją Lietuvoje? Jos plėtrą galbūt? Mano nuomonė. Įdomus klausimas. Kokia plėtra? Augs. Tikrai augs. Nemanau, kad jeigu būtų kažkas čia nykštantis renginys, kad jisai, kad tų tokių renginių daugėtų, jie plėstųsi ir populiarėtų. Tai viskas eis tik į viršų. Aš girdžiu, kad jūs sakot, kad matot augimą. Taip. Tai kas skatina augimą? Turbūt kaip ir internetinės bankininkystės augimas, taip ir pirkimas internetu arba kažkokių paslaugų užsisakymo domėjimasis. Tai, turbūt daug priežasčių, kas tai skatina. Nuo internetinio ryšio plėtros, pigėjimo, mobiliųjų kažkokių prietaisų atsiradimo iki klientų baimių mažinimo, kažką užsakyti ir pervedinėti pinigus arba ne. O jūs pats nebijot pirkti ten perkat? Ne, nebijau. Aš dirbu ten. Vienaip ar kitaip tenka testuotis, tai taip, nebijau ir perku. Smagu girdėti, iš tikrųjų jūsų nuomonė. Ačiū labai, kad pasidalinat. Tiesiog linkiu ir visos dalies. Kad tai patenkintų jūsų lūkesčius, ko iš čia atėjo. Ačiū jums labai. Dėkui, Rasa. Iki. Viso.